Tai labas rytas, dabar jau tikrai prisiekiu, bandysiu nufilmuoti šitą video, nes visiems draugams sakau, kad vis filmuoju ryte kažką ir po to viskas tiesiog pamirštu filmuoti dienos eigoj. Tai pabandysiu dabar nepamiršti ir gal tikiuosi šitą video pamatysit. Tai nesimatėm jau kokį gerą mėnesį virš tikriausiai. Ir šiaip jau ką sėdžiu mašinai, bet, kaip ir savo, tai teisų dar neturiu, tai sesė ją vairuoja, nes jinai jau turi teisės. Ir labai ilgai nesimatėm dėl to, kad aš beveik kiekvieną dieną visą sausio mėnesį turėjau vairavimo pamokas ir neturėdavau ką filmuoti, tai ir nieko nefilmuodavau, todėl tiek ilgai nebuvo jokių video. O dabar man langas, sėdžiu, laukiu, kada eisiu į šūlę, nes eisiu pasidaryti pamokas kelias, nes vis tiek sesė atvežė į mokyklą vėliau, negu būčiau kilusis į autobusą, kaip ir mano langas, nes jai pamoka, tai bent jau kažkiek ir jau pamiegojau. Ir jo turbūt nematot manęs su Grifka, nes aš sausio pradžioje nusikirpau, tai labai dar keista tikriausiai prie to pripras vaizdo bus, bet man jisai patinka, pradžiai šiaip nenorėjau aš jos, kai nusikirpau, vis laik sekdavau su segtukais ir panašiai, bet jau dabar pripratusi esu prie jos, tai viskas. Ir nežinau, ką daugiau papasakoti apie savęs, kas įvyko prieš visą šitą laikotarpį, kol nekėliau video. Tai visą, kad teisės 2 kartus laikiau ir neišlaikiau. Tada, kad Grifką nusikirpau, visą mėnesį nebuvo manęs. Bet pabandysiu sugrįžti. Dabar dar vėja labai daug turim pasiruošimo 100-dienį, tai nežinau, kaip čia aš spėsiu, nes praeitais metais kažkaip daugiau laiko būdavo filmuoti video negu dabar, bet pasistengsiu sugrįžti. Kaip žiauriai šalta, jūs nejuokaukit greičiau man eiti į kitos mokyklos, nes aš čia numirsiu nuo šalčio. Tai va, čia jau tipų topinu į mokyklą, atsidarau duris, įteinu, čia darau jau namų darbus, chemijos sprendžiu ir tada va, čia kažką per tikybą kalbėsim, skaitysim apie krikščionybę. Tik vandenuko pasiimti. Wow, jinai filmuoja vlogą. Tavim eiti per gyvenimą, jei įmanoma, eik prie manęs arčiau ir apkabink mane. Sprendžiau aš dabar matkę prie lentos nieko, aš nesuprantu, o dabar einam valgyti. Šiandien visą dieną pilna reikalų, tai nespėjau nieko filmuoti, dabar einu į pamoką lietuvių. Tai ten jaučiu vėl kažką tarsimės galvosim dėl 100-dienio. Ieva davė pasisaldinti gyvenimą. Ačiū Ievai. Pasiėmiau savo kūno kultūrą dar prie knygų ir dabar einu sportuoti. Pasportavom, o dabar einu į matematikos konsultaciją, nes man su matematika labai prastai. Viena tiesiog sėdėjau matkės konsultacijai su mokytoju, tai biški naudinga buvo konsultacija, bet dabar galvą skauda, tai mokytas ant juoko sako, tai gerai smegenis patreniravau, nes jeigu raumenis skauda pasportavus, tai reiškia gerai pasportavai. Aš spintelį pas save belė kiek laikau dalykų, kurių man šiaip iš esmės nebereikia, nes čia seni sąsiuviniai ir užduočių aplankalas, kurių man reikia namuose, tai pagaliau pasiimsiu, nes šiaip labai sunki tašė yra ir sunku man nešiotis viską. Tai gerai, kad šiandien su sesė važiuoju namo, paims mane su mašina, tai nereikės nešiotis. Tai va, susirinkau visus daiktus ir jau varau iš mokyklos pagaliau, greičiau namo, dar užsukom į pardamynį shoppingas ir tada va, važiuoju jau namo, sugalvosiu kepti bandelių tokių ir tada varau mokytis. Tai dabar darau pamokas ir prisimenu, jog nepabaigiau šitą video, tai ačiū, kad žiūrėjot ir ate!